Visiems geros dienos. Šiandieną mūsų receptui reikės kopūsto lapų. Įdedam į verdantį vandenį visą kopūstą ir porą minučių pakaitinsim. O mes tą kietąją dalį gražiai nusipjaunam. Tai va, čia matom viską, ko mums reikės tam patiekalui. Tai va, imam lapą kopūsto, imam vieną porciją faršo ir išdėliojam jį per pusę lapo. Ir užlenkiam. Dedam į lėkštę. Va, viskas. Nu tai va, mes pradžioj pamirkysim mūsų kopūstų su faršu į miltus. Dabar į kiaušinį. Ir dedam į petelnę. Nu, ir į petelnę. Nu, reikia kažkaip apversti dabar. Dar galime ir daugiau. Nu ir dedam sekančius. Nu ir va, galime imti daugiau. Paskui barstysim mozzarellos sūrį ir ant 10 minučių mesim į rūkyti. Taip, dabar uždedam tarkuotų sūrio. Nu, va, pašalsim į rūkyti ant 10 minučių, kad mums ištirptų sūris. Tai mūsų bulvikės. Tai va, pažiūrėkit, koks grožis. Mūsų kopūstiniai čeburekai. Man ant agurkų uždėsim truputį grietinės. Užbarstysim druskos. Ir truputį pipiriukų. Tai va, visi prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.